Kviečiu šeimų sąjūdžio atstovus, kurie padarė didelį darbą prisidėdami prie sklaidos ir kviesdami žmonės. Tai gal prisistatysite, ponai, tai ką darysite, išpravardžiavo, tai reikia laikytis to vardo. Čia. Rudolfas Barauskas. Sveiki visi! Na, Algimantai, gal, kaip sakant, amžius savo daro visur, tai užleisiu jums kaip gerbiamam tarybos valdybos narį ir ne Lietuvos šeimų sąjūdžio, tai pirmam pasisakyti, o jau paskui ir aš prisidėsiu truputėlį. Gerai, po to tu. Man didelė garbė kalbėti prieš jūs. Čia yra susirinkusi tikroji, gyvoji Lietuva. Sveiki visi. Ar mes kada nors galėjom pagalvoti, kad gali būti Lietuvoje priimami įstatymai, kuriems prieštarauja didžioji tautos dauguma? Ar mes kada nors galėjom pagalvoti, kad įstatymus gali priimti tie, kurių niekas nerinko? Ar mes galime pagalvoti, kada nors galėjom įsivaizduoti, kad įstatyminį aktą arba tvarką, kurie nustatymą įstatymų, priimtų tie, kurių niekas nerinko, ir priimtų tokią, kuriai prieštarauja dauguma tautos? Ir tai atsitiko. Konstitucinis teismas ką tik priėmė ir įteisino vienalytę partnerystę. Tuo yra atverti pragaro vartai, už kurių mes jau matome vienalytės santuokas, translytiškumą, genderizmą, besibrukantį į mokyklas, į vaikus, į darželius ir visą tai, kas naikina šeimą ir visą vakarietišką krikščionišką civilizaciją. Po viso šito Konstitucinis teismas turėtų atsistatydinti, bet ar jie atsistatydins? Šitos pragaro vartus mes galim užverti. Pareikalaukim iš Seimo ir iš būsimų Seimo narių, kurių tikiuosi čia bus po šio mitingo ir šios asociacijos įsisteigimo tikrai 3 dalykų. Pirma, Konstitucijos 38 straipsnis 3 dalis turi būti pataisyta taip. Šeima kuriama ir santuoka sudaroma tik tarp vyro ir moters laisvų susitarimu. Vaikų motina yra moteris, vaikų tėvas yra vyras. Antra, Konstitucinis teismas turi būti panaikintas, perduodant Konstitucijos priežiūrą aukščiausiam Lietuvos Respublikos teismui. Ir trečias dalykas. Žmonės sako, taigi ir jie taip pat gali nutarti. Trečias reikalavimas būtų toks. Visų lygių teisėjai, apylinkių, apygardų ir aukščiausiojo teismo teisėjai yra renkami tiesioginiu piliečių balsavimu. Ar pritarėt? Laisvės mes turim tiek, kiek mes jos sugebam pasiimti. Tai ne dovana. Niekas mums jos už dyką neduoda ir nesiūlo. Tai ne prekė. Dar mes turim pasakyti vieną žodį. Tas žodis yra giliai pas kiekvieną iš mūsų. Pakelkim aukštai širdis. Atverkim sielas, susikaupkim. Ir pasakykim tą žodį, kad visi išgirstų. Lietuva! 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 Garsiai! Lietuva! 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 Ačiū labai. Ačiū, Algimantai.